Nugi labas visiems. Senai nesimatėm, tai malonu vėl kažką įrašyti ir pasilabinti. Buvau dingęs apie pusmetuką, tai malonu vėl kurti kažkokį turinį. Tai iš tikrųjų po Antarktidos pabaigęs projektą Seven Summits buvau savo truputėlį prisižadėjęs, kad viskas užtenka, reikia padaryti pauzę tarp iššūkių, nes tai tapo nebe, sakykime, iššūkiai ir laukiamybė, o tarsi rutina. Ir jo, ir ką, pusę metų beveik ramus, žiūriu, pradėjo augti pilvas. ir ką, turim Liepos 2 dieną. Ir žiūriu, kažkaip taip savaime gavosi, kad ateinančiai pusė metų prisidėliojo vėl įvairių planų. Tai tikrai bus tokių rimtesnių iššūkių. Bus ir vandens, bus ir kalnų, bus ir šalčio, bus ir aukščio. Na, bet apie tai gal truputėlį vėliau, nes ruduo tikrai nusimato toks gan, ruduo ir ateinanti žiema gan tokia įtempta. Viskas kaip ir jau planuose bręsta. Na, o kol planai dėliojasi ir kol kas jų negaliu atskleisti, tai aktyviai sportuoju, iš tikrųjų judu. Ir grįžau po atostogų į Lietuvą ir toks čia vasariškas tas mūsų klimatas. Ir tai pagalvojau, kad keliauju iš tikrųjų po visą pasaulį, ateinantį pusmetį vėl suplanavęs, bastytis po pasaulį su visokiais iššūkiais ir savęs išbandymais ir patikrinti, kokias yra žmogaus galimybių ribos. Bet žiūriu, kad čia Lietuvoje iš tikrųjų irgi yra gražių vietų. Ir tiesiog, kadangi dabar treniruojasi daug plaukime, aišku, bėgioju ir visą kitą, bet nusprendžiau, kad kodėlgi neperplaukus kažko Lietuvoje. Tai sumaniau, kad rytoj pabandysiu perplaukti į ilgiausią Lietuvos ežerą. Įsijungus Google galime rasti, kad tai yra Asvejos ežeras. Viso jis yra apie 20 kelis kilometrus, bet pasikonsultavau su bičiuliais, nes yra keletą lietuvių, berods 2, perplaukė tą ežerą išilgai, sakykime, tą ilgiausią Lietuvos ežerą Asveją. Tai ten ne visiškai manoma padaryti visiškai pilno to ežero, nes reikia pradėti ir tokia viena dalis yra tiek užpelkėjus, kad ten neįmanoma tiesiog plaukti. Tai truputėlį gal koks kilometras nusignyps, bet iš principo rytoj važiuoju prie ežeriuko, susiradau Asvejos baidarių nuoma, bedros vadinas, kažkokia kompanija, pas kurią paliks automobilį, jinai su baidarė mūsų bičiuliu Nikolajum nuveš prie starto taško. Nikolajus mane palydės baidarėje dėl saugumo, dėl maitinimo, nes atstumas virš 20 km. Tai planuoju plaukti 8-9 gal valandas, žiūrėsiu, kaip ten kas gausis, kaip savijauta. Ir reikia vis tiek neprarasti skysčių, nes prakaituoji, kad ir kaip bus tu keista, kad plauki vandenyje, bet vis tiek tu prakaituoji. Ir saulutė tikriausiai rytoj papleškins, tai Nikolajus pažiūrės mano saugumą, pamėtys man vandeniuko, geliukų, sakykime, to maisto, gal kažkokių šokoladukų, bananų. Na ir ką, bandysiu prapuškuoti ilgiausią Lietuvos ežerą ir pasidaryti tokią gan įdomią lietuvišką treniruotę. Pasigrožėsim lietuvišką gamtą. Aišku, nereikia tikėti žydro vandenėlio, ko esu pratęs jūrose, sąsiaurėse ir panašiai. Tai bus daug žolių, kurios kabinsis už kojų, daug tamsaus vandens, kur padarant grybšnį tikriausiai matysis tik tai iki alkūnės į priekį, bet nebus medūzų, nebus kažkokių piktų gyvūnų, kurie tave nori sukramsnuoti. Tai va, toks planas. Iš principo plauksiu be hidrokostiumo, kadangi jau jį išaugau, kaip aš sakau, ir juokiuosi, kad kaip ir jau nebelabai ir noriu su juo plaukti, nes iš principo visiems sąsiauriam ir tokiem pasaulį pripažįstamiem plaukimam, maratono, atviro vandens maratono, tai visi plaukimai yra vykdomi be hidrokostiumo, nes tai skaitoma kaip pagalbinė priemonė ir vadinasi unassisted plaukimai, tai iš principo tu dėvi tik tai glaudės maudymosi kepuraitę ir plaukimo akinius, na tai prie to ir pratinasi. Tai aišku, prieš porą metų išlipau iš to hidrokostiumo ir buvo iš tikrųjų toksai gan šokas, nes tada nusprendžiau plaukti Gibraltarą ir likus porai dienų nusprendžiau, kad plauksiu be hidrokostiumo, tai iš principo labai skiriasi plaukimas atvirame vandenyje su hidrokostiumu, ypač didelėme atstume, nes plaukiant trumpą atstumą gal labai to nepajausi, bet plaukiant ilgą atstumą hidrokostiumas suteikia plūdrumo. Ir nusimetus man jį iš tikrųjų dingo 20% greičio, tapo gan sunkiau, tai dabar pratinuosi nebesidėti jo.
Tai bus, sakykime, toks simuliacija plaukimo pagal tas tarptautinės taisyklės, kuriamis skaitomi visi oficialūs plaukimai atviro vandens. Tai ką, rytoj nuo ryto keliuosi 5 ryto, susidedu daiktus, atsigerti, pavalgyti į automobilį ir lėkiam iki Asvejos. Nu, tai bandysim prasiplaukti, pabandysiu patransliuoti, kaip ten man sekėsi, gal nebus labai įdomu, nes iš tikrųjų 9 valandas žiūrėti, kaip žmogus plaukia, gal truputėlį boring, bet kam įdomu, iš tikrųjų paįvairinimui kviečiu žiūrėti, kaip man sekasi. Va, ką tik Nikolai sakė, kad paėmė žiūronus, jeigu mane pames. Atvažiavom į Asvejos Baidarį centrą. Va, turim Baidarę, tokią biškėlį pavargusią, bet netame esmė. Ir dabar važiuosim iki... Kaip vadinas ta pradžia? Jurkučiai, Jurkščiai kažkokie, ne? Suožiai, Sožiniai. Suožiai, Sožiniai, kažkur, žodžiu, plaukt pradėsim. Nuveš mus su Baidarė ir tada mes jau bandysim startuoti. Baidarytė vietoj. Tuoj pamatysim, kiek vandens temperatūra. Nu, tai čia prie kranto, tai čia bus... Nu, čia plius minus. 2-1, ne? 2-2. Nu, čia va, startuosim ten iki pirmo taško, iki tilto kažkokie 2 kilometrai, kaip atskaitos taškas, nu ir po to dar 20 lieka. Nei daug, nei mažai. Sukit nugarą. Biškelė. O, va taip va, čia pirmas sluoksnis. Dabar antras sluoksnį varysim. Dabar antras sluoksnį varysim. Va. Jungiam laikrodukus. Sėkmės. Bandom. Tai stiklo neužlygdžiu, nereikėjimą. Teiki. Tai aš tiesiai pjauna, ne? Taip. Tai jau šok. Turėjau tave išversti iš Baidarės. Ne, tai nesikabink. Kaip yra? Ką? Kaip yra? Gerai. Nori gal vaikišką tyrelę pabandyti? O šokoladą, kad tu mane traukat, gal? O tu šokoladą įdėjai ar ne? Turiu. Tu sakant, nori šokoladą, su tuo užsigerti. Ok. Pieniška, kaip tu mėgsti. Čia kažkas ravė, ar ne? Nu, čia vėjai nuolat. Traukia mane gal kažkur. Ką, pitaką turim? Maždaug. Taip. Davai. Davai. Kaip savijauta, kaip nuotaika. Ką, žinau, kiek aš čia nuplaukęs esu, 14-15, ne? 14, beveik 15. Beveik 15. Nu, turi kokie 6 kilometrai. Pirmus 5 plaukiu malonumui. Iki 10 dirbau, dabar jau keikęs. Nuo 15 manau dar priešų nelinkėjus. Ne, bet čia viskas gerai. Biškai atkutau kažką. Dar kokie 4 maitinimai ir matysi mažumą. Gerai. Lėpam ant salt.
šaunolės. Viskas, aš galvoju, kad dar 3-4 kilai. Tai galima gal. Pažiūrėk dabar kokias akis bus. Gerai, metam prie robo nesvėjas. Nu ką, išlipau iš vandens. Kiek čia gavos? 8 valandas kažkur, ne? 8 su biški valandėlės. Prasiplaukiu kažkur ten netoli 20 km. Tai jo, pusę kelio lyja, bet aš kai vandenį, tai man vienodai šviečia, Nikolajus kankinas labiau, bijojom tai, kad nepradėtų žaibuoti, aš toks visas išbrinkęs, bet tikslas pasiektas, asveja praplaukta, gal ten pradžiai biškių pritrūko iki pilno tos amplitudės, bet ten sakė užakė ir nelabai norėjom per tą pelkę plaukt. Kažkur pės 2/3 buvo toks tiltas, kur iš vis gylis ten va toks, tai atsistoti negali, nes kažkokių kriauklių pilna kaip moliuskų. Ir žodžiu, varlyte brasų šiaip netai prasikrapščiau ir tiek, nu ir ką dakalėm, tai dar vienas toks šiekas, rimta treniruotė prieš rimtesnius iššūkius. Laukiam baidarininko, svajoju apie kebabą ir šiltą dušą. Tai ką? Nu va, biškėlį jau atvėsau, tai įtempta diena buvo, dabar jau 5 valandas, tai žodžiu, iš ryto atsikėliau, atvažiavau iki Asvejos baidarių centrą, ačiū jiem už operatyvumą. Tai jie pas juos kieme, va čia dabar randuosi, palikau automobilį, mes su draugu Nikolajum palikom ir jie mus nuvežė iki pradžios taško, ten kaip ir minėjau, ne visiškai dar koks kilometras liko, bet ten tiek užpelkėja, kad ten neįmanoma praplaukti, tai šiek tiek gabaliuką nukirpam. Nu ir ką, ir prasidėjo plaukimas, užtrukau 8 valandas, 8 minutės, grubiai, sakykim taip, kažkur bent jau taip rodo Strava. Tai pirmi, sakykime, 5 km tikrai malonumas, vanduo šiltas, 22 laipsniai, tai savo malonumui plaukiau, aišku, pasiekus 10 km tokia duobė, kaip visada, jau ne pirmas kartas, tai atrodo, ką man čia to reikia, iki 12 taip pasikankinau, tai pavalgiau karbonarą makaronų ir atrodė, labai jau sunku kažkaip, bet po to vėl prasimušė ir iki kokio 16-17 km, tai plaukiau su vėjeliu, faina, linksma, gera, užėjo audra, pradėjo lyti, žaibai perkūnija, galvojau, jeigu dar pažaibuos ilgiau, tai reiks lipti krantą, nes kaip ir nelabai saugu, nes galiu likti kepsnys vandenyje, bet kažkaip taigi debesėlis praplaukė. Nu ir viskas, ir iš principo po to paskutiniai ten keli kilometrai toks, aišku, jau nuovargis atsirado. Ir galvoju, kada čia greičiau, kada čia baigsis ir, iš principo, finišavau. Tai praplaukiau ilgiausią Lietuvos ežerą, labai gera treniruotė, gavęs kažkas 19 km. Tai, nes nekreivaliuojam, Nikolajus lydėjo, nes yra pats praplaukęs, tai jau žinojo tą maršrutą. Iš principo, su baidarė, kai plauki, tai, žinai, matosi, kur reikia plaukti, kur nereikia plaukti. Jeigu plauktum be palydos, tai tikriausiai ir įpjautum ir žolės, ir dar kažkur, tai truputėlį gal nesaugu, o šiuo atveju, kai lydėjo žmogus, kuris rodo kelią, tai iš tikrųjų buvo, sakykime, komforto zona. Na ir ką, tai dar vienas challenge'as gyventas, toks lietuviškas šį kartą, bet iš tikrųjų faina pasigražėti mūsų miškais, gamtovaizdžiu, ežeriuku. Aišku, vanduo nelabai skaidrus, bet tikrai buvo šiltas, minkštas, kaip aš sakau, ir viskas faina. Dabar svajoju apie kebabą. Tai va dar porą valandų iki Panevėžio ir manau, kad šausiu tiesiu taikymu į kebabinę, gal tik reikės kremus kažkur degalinį veidą visus nusiprausti, nes tiek prisitėpiu, kad nenudegti, nors saulės labai smarkiai nebuvo, praktiškai visą laiką beveik apsiniaukė, buvo dabar va išlindo tik saulutė. Tai iki sekančių, treniruotė padaryta, ček.